Jei jums įdomu, ar iCent brokeris yra sukčiai, tuomet jūs pataikėte į tinkamą vietą. Šiame vaizdo įraše papasakosiu apie tai, ar saugu investuoti su šiuo brokeriu ir į ką atkreipti dėmesį prieš atidarant demonstracinę sąskaitą. Pereikime prie esmės. iCent neturi jokios vyriausybės licencijos, nes veikia tik tose šalyse, kuriuose tokio sertifikato nereikia. iCent yra labai populiarus brokeris, turintis labai turtingą pasiūlą ir puikius analitinius įrankius. iCent nėra sukčiai. Jei norite atsidaryti sąskaitą pas šį brokerį, tuomet nuorodą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. O jei ieškote sertifikuoto brokerio, tuomet aprašyme taip pat rasite alternatyvų brokerį. Norėdami atidaryti demonstracinę sąskaitą, eikite į brokerio svetainę, kurią rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Jei atsidarysite sąskaitą naudodamiesi mūsų nuorodą, gausite prieigą prie nemokamos demonstracinės sąskaitos ir papildomą indėlio premiją. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe paspauskite mygtuką ir įveskite savo pašto adresą bei slaptažodį. Tada patvirtinkite registraciją ir viskas baigta. Po kurio laiko būsite perkelti į prekybos platformą, kurioje galėsite išbandyti savo strategijas be jokios rizikos. Čia rasite prekybos konfiguratorių, kuriame galite keisti galiojimo laiką, investicijų dydį ir kryptį. Jei manote, kad artimiausiu metu kaina kils, spauskite žalią mygtuką. O jei manote, kad kaina kris, tada spauskite raudoną mygtuką. Norėdami padidinti savo investicijų efektyvumą, galite sukurti savo strategiją pagrįstą platformoje esančiais rodikliais. Čia galite rinktis iš daugybės turimų rodiklių, kuriuos galite neribotai konfigūruoti. Prieš įnešdami pirmąjį indėlį, rekomenduoju išbandyti strategiją demonstracinėje sąskaitoje. Norėdami įnešti pirmąjį indėlį, tiesiog spustelėkite čia ir pasirinkite vieną iš galimų indėlių būdų. Užstatą galite atlikti naudodami internetinės piniginės, kriptovaliutas ir kredito korteles. Priklausomai nuo to, kurioje šalyje gyvenate, mokėjimo būdai gali skirtis. Norėdami atsiimti savo indėlį, turėsite patvirtinti savo sąskaitą. Turėsite patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamosios vietos adresą. Tam turėsite paruošti asmens tapatybės kortelės arba paso nuotrauką. Patikrinimas reikalingas, nes tarpininkas privalo laikytis kovos su pinigų plovimu taisyklių. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas. Jei taip, palikite likę ir užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nuolat gautumėte naujų vaizdo įrašų iš investavimo pasaulio. Ačiū, kad žiūrėjote.